bandome įsiaiškinti, kas dabar pirmauja. 52 numeris Joseph Kuto ir ukrainietis Vitalij Šafar, jeigu gerai sakau. Dar du bėgikai Joel Komen ir Paul Ngetič iš Kenijos. Sunkios pavardės. Komenas, jeigu kas domisi sportu, žinoma pavardė. Danielis Komenas yra daugkartinis pasaulio kroso čempionas. Na, pažiūrėsime, ar pavyks Ukrainos atstovui Vitalijui sudaryti konkurenciją iki pat nuotolio pabaigos. Vis tiek, kaip sakant, smagiau džiaugtis mūsų kaimynų pergalę, negu iš kitų šalių atvykusių bėgikų. Žinoma, būtų gerai, kad tai būtų ir Lietuvos atstovas. Tai aš galiu pasakyti, kad lietuviai visiškai nebuvo šiandien skriausti.